Sveiki, jeigu kepat mėsą kažkur tai miške, yra vienas toks didžiulis nepatogumas, kad tiesiog jeigu neturit kažkokių specialių įnagių įrankių, tai būti prie laužo žarijų yra gan karšta ir tiesiog vartyti nepatogu. Tai mes pabandysim parodyti tiesiog tokį dalyką, kaip visą tai supaprastinti ir padaryti komfortiškai. Ką turim? Turim žalią medelį ir tiesiog gan ilgą, pavadinkim čia kokie vos ne 2,5 metro. Ir tiesiog imam viršūnėje nuskutam žievę. Čia, kad iššakuotas ar kažkoks tai kreivas šleivas, labai mums tai netrukdo. Mes išskutam kokiu gerų 20-30 cm. Tai žievė, kodėl mums nereikalinga? Nereikalinga, nes tiesiog ant jos gali kažkokie parazitai kauptis, ar tai, nežinau, kažkokį gyvūnėlį kažką negero būt padarę. Tiesiog mes nuskutam ir žinom, kad šita balta žievė yra faktiškai jau nebeliesta nieko. Ką darom toliau? Bandom perskelt šitą pagaliuką per pusę. Tiesiog pradūrėm peiliu, dabar peilį kišam giliau, pajudinam į skirtingas pusės ir turim štai tokį prasižiūrėjimą. Ką imam? Mėsą beriam tarp šių dviejų pagaliukų. Iš tikrųjų, čia nebūtina jų nei kažko tvirtinti, jeigu norit, galit kažkokią tai karklo žievelę tiesiog susuk, bet neiškris jisai, nes pakankamai saugiai laikosi. Ką darom toliau? Statom virš laužo. Patys nuo laužo esam per gerus 2 metrus. Galim tiesiog vartyti, sukti, prasme taip, kaip mums tai atrodo, kaip norim, kad geriau iškėltų. Dar paprasčiau kėlė, jeigu neturim, nežinau, tokio medžio, kaip dabar pas mus virš laužo, tai tiesiog įsidedam dvišakį ir galim kept mėsą dar patogiau.